daug Dievo žodžių girdėjom. Ir žinoma, kokia pagrindinė mintis, turbūt kiekvienam jis skirtinga, bet ją reikėtų pagauti. Ir labai tikrai įdomių dalykų šiandien Viešpats mums pasako, bet aišku, kalba apie tikėjimą pirmiausia. Apie tikėjimą. Ir jeigu jūs tai pagalvoksit, tai turbūt pripažint turėsit kiekvienas, kad tikėjimas yra esminė žmogaus ypatybė. Be tikėjimo, mes neką galim nuveikti, jeigu jo nėra. Žmogus gali būti, pakliūti didžiulę kančią, ligą, netektį išgyventi. Bet kada jis turi viltį, o šalia vilties yra labai arti tikėjimas, kad viskas susitvarkys ir kažkoks sprendimas yra, jis yra stiprus žmogus. Taigi bendra žmogiška ypatybė, bet aišku, šiandien kalba mums šventasis raštas apie tikėjimą kuo? Dievu, tikėjimą į Dievą. Į Dievą. Klasikinė etika kėlė tokius 3 klausimus, 3 uždavinius žmogui. Ir Liujisas yra tai vardinęs flotilės įvaizdžio arba metaforą. Jis yra taip pasakęs, žmonės reikėtų suprasti pirmą. Laivas, kuris išplaukia į jūrą, neturi susidurti su kitu laivu. Tai socialinė etika. Antras dalykas, kiekviename laive turi žinoti, ką daryti, kad laivas nenuskęstų. Tai asmeninė etika. Ir trečias svarbiausias dalykas yra laivai, kur išplaukė, turi žinoti, kodėl jie išplaukė ir kur link jie plaukia. Tai sumus bonus etika, aukščiausio gėrio etika. Iš tiesų, jeigu jūs pasižiūrėtumėt, šiandien žmogus, ko gero, vadovaujasi tik vieną taisyklę – kaip nesusidurti. O visi kiti, kaip nenuskęsti ir kur link mes plaukiame, turbūt nebėra žmogui šiandieniniam aktualūs klausimai. Kodėl? Todėl, kad nėra taip lengva atsakyti, jeigu pažvelgtume į šoną. Nėra taip lengva atsakyti. Nes, pavyzdžiui, antras dalykas, kad laivas nenuskęstų. Kas yra blogis, kas yra mirtis, kas yra pražuvimas, kas yra kažko netekimas. Šiandien labai yra sunkiai tai įvardinama arba labai įvairiai galima tai įvardinti. Nebesutariama. O kokia gyvenimo prasmė, kodėl mes gyvename ir kodėl mes mirštame ir kas po mirties, tai daugelis turbūt net girdėti nenori, ne? Ir atsakymai, kas įdomiausia, yra šiandien sudėti į tuos 3 skaitinius, bet jie yra sudėti savotiškai ir aišku, kaip minėjau, tai yra perteikta per tikėjimo prizmę. Pavyzdžiui, pirmajam skaitinį jūs girdėjot labai aiškiai. Sako, kągi, pasirinkite, ne kada nors, sako, šiandien, rinkitės šiandien, kam tarnausite? Kokiems dievams? Kokiems dievams tarnausite? Koks jūsų dievas? Klausimas. Iš tiesų labai aktualus. Žinot, atsakymai čia gali būti labai įvairūs. Koks dievas, kokiems dievams tarnauja šiandienis žmogus? Kokie pavojai mums gresia? Mano galva toks paprastas atsakymas yra. Žinot, sunku taip, kaip minėjau, atsakyti ir susigaudyti, bet ką žmogus daro sekmadienį, šiandien, ką jis daro šiandienis žmogus, ką jis veikia, tokiam Dievo jis ir tarnauja. Parduotuviai tupi, prie jūros tupi, prie televizoriaus sėdi, internete braidžioja, žaidimų žaidžia ir panašiai. Tai yra jų dievas.
Ir jie šiandien, ne kada nors, yra tai pasirinkę. Ir jie galvoja, kad tai juos išgelbės, kad tai, kam jie tarnauja, teikia gyvenimo prasmę, teikia nemirtingumą, teikia ypatingumą. Bet taip nėra. Suprantat? Žmogus apsigauna šiandien. Ir tikrai nėra lengva susigaudyti. Nėra lengva. Čia mums yra galbūt lengva kalbėti, kad va taip ir taip turi būti, čia va Dievas, reikia jį tikėti, jį reikia pasirinkti, reikia melstis. Žinoma, tikinčiam žmogui, kuris lanko bažnyčią, kuris į tą sistemą yra įėjęs, jam ta kalba, tas diskursas yra savaime suprantamas. Bet tas, kuris yra šone, jis interpretuoja skirtingai. Suprantat, kaip yra. Jūsgi turit savo artimuosius, savo bendradarbius, savo tiesiog giminaičius ir jūs labai gerai žinot, kaip jie mąsto, kaip jie galvoja. Kokiems dievams tarnausit? Šiandien pasirinkite. O sako, mes ir mūsų šeima tarnaus tikrajam Dievui, kuris mus išvedė iš Egipto vergijos, kuris mums padeda, kuris mus išlaisvina. Taip pirmasis skaitinys mums pateikia. Žiūrėkit, antrasis skaitinys irgi labai įdomus yra, ir aišku, čia nemažai moterų yra ir visada reaguoja. Moteris, dar kai studentas buvo, mes diskutuodavom apie šitą skaitinį Šventojo Pauliaus laišką Efeziečiams. Sako, girdėjote, ne taip, užkliuvo, Rasa perskaitė, ne. Jūs, moteris, būkite klusnius savo vyrams, lyg kad viešpačiui. Ir šeimoje gyvenat, suprantat, kada jūs išgirstat klusnius savo vyrui. Tas vyras gal ir nėra toks, kad jam turėčiau būti paklusni lyg viešpačiui, ne, kaip čia klausyk, gali taip. Ir kada vyras, jeigu jūs susierzinat ir ką nors netaip darot, jums tai primeta šitą šventą raštą, pukš jums pacituoja, tai dar labiau susierzinat, ko gero, ne? Jau čia, žinot, tikrai, sako. Bet yra pasakyta, nes vyras yra žmonos galva. Irgi stipriai. Ano metų kultūrą dar galėtume įpinti, kaip minėjau, čia interpretacijų galim pateikti daugybę. Bet kas yra? Kristus yra bažnyčios galva. Kai bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moteris visur, kur te klauso vyrų. Mes netkreipiam, kada mes klausome šitų žodžių, mes netkreipiam dėmesio, kaip bažnyčia klauso Kristaus. O kas yra bažnyčia? Mes esam bažnyčia. Ir kaip mes klausom Kristaus, kaip mes jį pasirenkame, kaip jis mums yra mūsų Dievas, kaip jis mums visiems, vyrams, moterims, mažiems, dideliems, seniems, kaip jis yra mums Dievas. O tai atėjom švęst sekmadienio, jau žinoma, mes klausom. Ar lengva buvo? Galbūt daugeliui iš jūsų buvo lengva, nes jau esate įpratę. Bet kai kam, ko gero, buvo labai sunku. Šeimoje, kada iškyla problemos ir konfliktai, ar lengva yra vienas kito paklausyti? Turbūt nelengva, turbūt labai sudėtinga. Bet reikia, jeigu norit kartu gyventi. Patys žinot. Ir turi būti kažkokie principai, etika. Kas jūs jungia, kas jūs veda, kas jūs vienyje. Meilė turi būti, ne? Kaip toliau tęsia. Mylėkite, vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip Kristus mylėjo bažnyčią. Įsivaizduoji, kaip palygina šventasis Paulius. Aš čia neturiu laiko jums išskleisti visą tą kalbą, dėl to, kad, žinot, yra labai daug ir mes dar po tų mišių turim susitikimą. Kaip Kristus mylėjo bažnyčią. Ką jis padarė? Dėl bažnyčios, dėl mūsų. Ką jis padarė? Atidavė savo gyvybę, pasiaukojo už mus. Vyrai, ar jūs esate pasiryžę aukotis, atiduoti savo gyvybę už savo žmonas? Ko gero esat. Bet kai susipykstat vienas su kitu, jokių būdų turbūt nenori to daryti. Bet Kristus ką? Nepyksta. Jis kaip? Kaip jis, taip ir jūs. O štai kokie palyginimai. Ir kada mes turim rinktis, kas sako, kam tarnausite, pirmajam skaitinį.
Ir duoda antrajame skaitinį mums atsakymą, pagal kokį modelį arba pavyzdį tu turi rinktis Dievą. Pagal kokį modelį. Ir tas šeimos modelis, kuris yra, šiais laikais irgi girdim kvestionuojamas, ne? Bet tas šeimos modelis yra pateiktas kaip pavyzdys mūsų santykio su Dievu per bažnyčią, per kurią mes prisiliečiam arba Dievas prisiliečia prie mūsų. Kaip ir šeimo, jūs vienas prie kito prisiliečiat ir vienas kitam padedat arba vienas kito nekenčiat ir vienas kitą engiat. Visko būna, ne? Taip, bet jūs turit spręsti problemą. Ir jeigu išsprendžiat, jūs esat laimingiausi žmonės. Modelis, pavyzdys, pateiktas, kaip turi elgtis. Toliau, žiūrėkit, paskutinė mintis iš Evangelijos. Irgi labai įdomi, kaip minėjau šiandien. Sako, daugelis Jėzaus mokinių sakė, kiti jo žodžiai, kas gali jų klausytis. Kiti jo žodžiai. Ką tai reiškia? Jėzaus žodžiai kieti. Kada mes kam nors pasakom kokią nemalonę tiesą, ne? Tu toks ir anoks, tu taip turėtum daryti, supykstam kartais, bet tiesą pasakom vieni ant kitiems. Jie kieti žodžiai yra, mus žeidžia. Mes reaguojam vienaip ar kitaip ir nenorim klausytis, nors tai ir yra tiesa. Tai Kristus sako tokius žodžius mums. Ir dabar, kada mes visi sėdėm atsipūtę bažnyčioj, ir aš čia jums kalbu, žiūrėkit, ar žodžiai, kuriuos Kristus mums pasako, arba kai jums kalbėjau mišių pradžioje, kada Dievas mums kalba ir mes galim turėti viską, ar tie žodžiai jums yra kieti, nemalonus, nepriimtini, sunkus, sunkiai išpildomi, ar tokie yra? Jeigu tokie nėra, negirdėt Dievo kalbėjimų. Tokie žodžiai yra, turi būti ir man, ir jums, ir visiems, kurie klausomės Kristaus mokymo. Jie yra kieti žodžiai. Kieti. Kada aš paprasčiausiai, pavyzdžiui, sakau visada žmonėms, kurie toliau nuo bažnyčios, kaip minėjau, ne tie, kurie jos nelanko ir susitinko ir sakau, turite eiti į bažnyčią kiekvieną sekmadienį, čia tada jums išganimas, tada jūs Dievą pažinsit, ir panašiai. Ne, tie žmonės, tie žodžiai jiems yra kieti, suprantat? Sako, ką čia pasakoji, nesąmonė, nes jie tarnauja kitiems dievams, suprantat? Negali to priimti. O tai kalba ką? Mums visiems Kristus, kad mes turim ką? Rasti laiko su juo susitikti. Ir žodžiai yra kieti. Arba kada, pavyzdžiui, mus pavergia nuodėmė, blogis, kuris gali pražudyti, įvairios priklausomybės, įvairios nesąmonės. Mus pavergia ir Dievas sako tau, nustok taip elgtis. Taip negalima. Sustok, viskas. Čia reikia tau padėti tašką. Ir šitą kryptim nebandyk eiti. O mes norim. O tada yra kieti žodžiai Dievo. Ir mes norim atmesti. Aišku, dar kitas buvo sakinys labai įdomus. Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda, bet tikėkimės, kad kitą kartą apie tai pakalbėsim. Tai iš tiesų tikėjimas svarbiausia šiandien yra mintis, turėkit jį, bet tikėjimą Dievu, kuris jums padės apsispręsti, pasirinkti, išgirsti. Galbūt tie žodžiai, kuriuos Dievas jums pasakys, ir bus kieti, nemalonus, nepriimtini, bet jūs žinosit, kad tai tiesa. Ir jūs pasuksit Dievo keliu. Amen.